laida Kultūros viražai. Labadiena, Saulės radijo klausytojai. Eteryje laida Kultūros viražai. Šioje laidoje kalbėsime apie sveikatos stiprinimo projektus vykstančius bibliotekoje. Sužinosite, kaip biblioteka tampa ne tik žinių, bet ir sveikatos šaltiniu. Apie tai, kaip tokios iniciatyvos prisideda prie mūsų geros savijautos ir kokybiškesnio gyvenimo, mums šiandien papasakos Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos informacijos ir vadybos skyriaus vyriausioji bibliotekininkė projektiniai veiklai Eglė Poškutė. Labadiena. Eglė, žinome, kad pernai ypatingai vasaros laikotarpiu vykdėte įvairius sveikatinimo projektus. Papasakokite, kokius visuomenės sveikatos projektus šiemet įgyvendina jūsų biblioteka. Šiais metais Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka įgyvendina 2 Šiaulių rajono savivaldybės finansuojamus visuomenės sveikatos rėmimo projektus. Pirmasis projektas – Gamtos vaistinė, kurio tikslas – skatinti bendruomenės sąmoningumą apie sveiką gyvenseną, stiprinti fizinę ir emocinę sveikatą, suteikti žinių ir įkvėpti gyventojus praktiškai taikyti natūralius sveikatos stiprinimo būdus kasdienėme gyvenime. Džiaugiamės, kad šio projekto vadovė yra Šakynos bibliotekos bibliotekininkė Zina Keturakytė, kuri geriausiai pažįsta šio miestelio bendruomenės poreikius. Tad birželio 22 ir 23 dienomis projekto veiklos bus vykdomos prie Šakynos tvenkinio. Visus birželio 22 kviečiame į pirmąją sveikatinimosi stovyklos dieną, kurioje vietos bitininkė Evelina Radzivonaitė Pikelienė ves 3 valandų trukmės užsiėmimus. Dalyviai sužinos apie medaus, bičių pikio ir kitų produktų naudą žmogaus organizmui, kaip juos vartoti tikslingai ir saugiai. Taip pat vyks edukacinė medaus degustacija, kurios metu bus vaišinamasi medaus produktais bei žolelių arbata. Na, o dieną vainikuos praktinis užsiėmimas natūralių kvepalų gamyba, kurio metu kiekvienas dalyvis galės susikurti savo asmeninį kvapą, naudodamas natūralius augalinius ekstraktus. Na, o birželio 23-ąją Joninių išvakarėse nuo 16 valandos toje pačioje vietoje vyks paskaita ir praktinis užsiėmimas su žolininku, vaistininku Mariumi Lasinsku. Lektorius dalyvius supažindins su galima pagalba kūnui iš gamtos. Praktinio užsiėmimo metu dalyviai mokysis atpažinti vaistinius augalus, sužinos apie jų rinkimo, laikymo ir naudojimo principus, bei turės galimybę patys prisirinkti žolelių. Manome, kad ši 2 dienų sveikatinimosi stovykla skatins žmonės praleisti laiką gryname ore, gražioje aplinkoje, atitrūkti nuo ekranų, pajusti bendravimo džiaugsmą. Dalyviai įgis ne tik teorinių žinių, bet ir prisidės prie savo emocinės sveikatos stiprinimo. O tai, manome, bus gana didelis žingsnis link sveikesnio gyvenimo būdo. Na ir antrasis projektas – fizinis žydėjimas. Jo tikslas – didinti Šiaulių rajono vyresnio amžiaus gyventojų fizinį aktyvumą, gerinti sveikos gyvensenos įpročius bei skatinti gyventojų judėjimą kasdienėje veikloje, pasitelkiant teorinės paskaitas ir praktinės veiklas. Projekto vadovė, bibliotekos aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Asta Urbelienė planuoja vykdyti net 2 išvykas į Akmenės rajono sporto centrą, kur dalyviai turės galimybę išbandyti vandens terapiją. Pirmos išvykos metu bus kviečiami vykti Aukštelkės, Bubių, Kurtuvėnų bei Varputėnų bibliotekų lankytojai. Antros išvykos metu Bridų, Verbūnų, Gruzdžių Augustino Griciaus bei Šakynos bibliotekų lankytojai. Judėjimas vandenyje, kaip žinome, stimuliuoja kraujotaką, padeda atsipalaiduoti raumenims, stiprina kraujagyslės, gerina limfos cirkuliaciją ir prisideda prie bendros sveikatos gerinimo. Na, o rudenį suplanuota praktinė paskaita ir meditacija Fizinis žydėjimas nepriklauso nuo amžiaus pase. Judėk ir mėgaukis gyvenimu.
Centrinėje bibliotekoje Kuršėnuose ir Bridų bibliotekoje skaitytojai susitiks su sertifikuota sporto trenerė, sveikos gyvensenos ir aktyvaus gyvenimo būdo propaguotoja, lektorė Rasa Vilkienė. Paskaitos metu dalyviai įgis žinių, kaip išsiugdyti laisvą ir sveiką judėjimą be apribojimų, naudojant kūną ir judesį, kaip pagrindinius įrankius siekiant geros fizinės ir psichinės sveikatos. Tikslias užsiėmimų datas ir kitą informaciją bus galima rasti bibliotekos internetinėje svetainėje srsvb.lt ir socialinėme tinkle Facebook. Na ir tik noriu priminti, kad visos veiklos yra nemokamos. Ankstesnėse laidose pasakojote, kad vykdote ir Lietuvos kultūros tarybos finansuojamus projektus. Smalsu, kaip sekasi vykdyti projektų veiklas dabar? Šiemet vykdome 2 projektus. 360 laipsnių galerija Elvės sugrįžta namo ir Šiaulių rajono Šviesuolių lauko galerija 1 etapas. Apie pastarąjį galiu papasakoti plačiau, nes pati esu šio projekto vadovė. Balandžio, gegužės mėnesiais kvietėme gyventojus teikti jų nuomonę, labiausiai nusipelniusius ir įamžinimo Šiaulių rajono Šviesuolių lauko galerijoje vertas asmenybės. Sulaukėme daugiau nei 30 pasiūlymų. Tuomet sudarėme kompetentingą komisiją, kuri pagal kriterijus atrinko 10 labiausiai nusipelniusių asmenybių. Na, o dabar kviečiame menininkus, dizainerius, architektus ir kitus kūrėjus dalyvauti konkurse, kurio tikslas – sukurti bibliotekos laiptų sienos apipavidalinimui skirtą vizualizaciją Šiaulių rajono Šviesuolių lauko galerijai, siekiant įamžinti Šiaulių rajono šviesuolius. Dalyvių registracija vyksta iki šių metų birželio 30 dienos, o darbų pateikimo terminas iki spalio 5 dienos. Gera naujiena ta, kad 1 vietos vizualizacijos konkurso laimėtojai bus skirta net 3000 eurų premija, 2 vietos 1000 eurų, 3 vietos 500 eurų premija. Tad labai kviečiame visus norinčius registruotis bei prisidėti prie projekto. Konkurso nuostatai skelbiami bibliotekos internetinėje svetainėje. Na, o kalbant apie projekto 360 laipsnių galeriją Elvės sugrįžta namo veiklas, intensyviai dirbame ties virtualios galerijos kūrimu, darbų atrinkimu, sisteminimu. Taip pat maketuojame grafikės Elvyros Kairiūkštytės darbų parodos katalogą, o jos darbų parodą ir atidarymą esame suplanavę Šiaulių dailės galerijoje spalio 7-8 dienomis. Maloniai visų lauksime. Dėkoju už pokalbį Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos informacijos ir vadybos skyriaus vyriausiai bibliotekininkai projektiniai veiklai Eglei Poškutei. O reziumuodama mūsų pokalbį baigsiu ją mintimi, kad sveikata prasideda nuo žinių, o jas rasti galima šiandieninėje inovatyvioje bibliotekoje. Čia buvo Kultūros viražai, susitiksime kitą savaitę tuo pačiu laiku. Radijo laida Kultūros viražai.